elektrinietis, gimė 66 metais. 84 metais baigiau pirmąją vidurinę mokyklą Elektrėnų. 89 metais baigiau Vilniaus inžinerinės statybos institutą. Esu dirbęs pagal paskyrimą Alytaus mašinų gamykloje siuvinimo baro meistru. Toliau kaip perkėlė mane kaip jauną specialistą į Vilniaus grąžtų gamyklos eksporto barą inžinierinių technologų. Ten keletą metų dirbau. Po to užsiėmiau individualią veiklą, kas buvo tais laikais populiaru. Tai turėjau keletą prekybos taškų, valiutos keityklas 2. Ir ta veikla užsiėmiau apie 5 metus. Toliau profilis ten pasikeitė. Irgi užsiėmiau individualią veiklą, tai prekiavau gyvybės automobiliais nemažą laiko tarpą. Toliau įsidarbinau į elektrinę, tai buvo 99 metais ir pradirbau beveik 4 metus elektrinėje. Po to nuo 2003 iki šiol dirbu UAB Vilniaus Energija, pirkimų skyriui, pirkimų vadybininku. Dar besimokydamas institute esu dirbęs apie porą metų klinikose dirbtinio inksto skyriuje technikų dirbau. Laisvalaikio pomėgiai tai yra daugiausiai tai sportuoju, aišku. Yra labai mėgstu čiuožinėti, vasarą su vandens slidėmis, žiemą taip, su snowboardais. Šiaip esu, manau, pakankamai komunikabilus ir pareigingas. Su visais buvusiose darbovietėse, manau, su darbu susitvarkydavau. Tai apie save maždaug tiek, jeigu bus klausimų, prašau.